aš tokia gimiau matyti su savo tautarme. Ir iš viso, ko bet turėjom, tai turėjom savo tarmę, ne? Turėjom savo, papročių nebeturėjom, bet mes anus turėsim. Jeigu mes kiekvienas laikysim savo teisų į savo nuolų, tada mums bus viskas super. O mano vakar dainų žemaitiška, jūs pamatysite. Žinokės, aš esu tokia, kad aš radau tokius, kurie su manim kartą. Kraštų, regionų tos tarmės jums? Ani nemil turbūt savo tarmių, ani nemil savo papročių, aš nežinau, nors vieną kartą metu šiandien jau Lygiadienis, ne, ir jau čia tas žingsnis į tau pavasarį, vakar knygės diena buvo. Šiandien Lygiadienis, tai va, į tau sambūrį susėti tie, kurie dar moktų savo tarmių. Tai aš manau, kad čia tik ten nuo žmogaus priklauso. Ar jis myli, ar jis nemyli. Čia dabar vyks šventi kūnų į dušę. Čia tokiu būdu, bet per tarmes, per dainavimą, per pasirūkavimą, per pabuvimą, per to numenį daunelį, per to numenis daunelis. Čia bus gera, čia bus fainė, čia bus šilta, čia bus niekur kitur netik. O kaip pastebėjote, ar mokykloje mokiniai noriai kalba? Ne. Ani mok, ani iš šeimo, jeigu sonas tu šneki lietuvišką, ani su tavim šnekas lietuvišką. Bet jeigu tu nors vieną kompėlį kokį nors nosakaulą, kazerę, kon jūs, tai neįmakys atsiver pasiruot, kad jinai žemaitišką moka kodį. Tai dabar noriu pasakyti, o kaip jūs tą kontaktą su mokytoja žemaitiškai suėjate? Ar jinai pirmoji žemaitiškai užšnekino jumis, ar jūs ją? Šiaip iš tikrųjų, tai drauga pasiūlė ateit pas mokytoją, tai tepimas prasidėjo. Dabar bendraujam, draugaujam ir tikiuosi paskiau bus taip pat. O ką tie draugai sakė, kodėl reikia eiti pas tą? Atėję, bus fainai, viskas. Tai galiu pasakyti, dar su mūsų visų būreliu, su mūsų bendruomenė labai gerai susitarėm. Labai gerai su būreliu dabar važiuosim į Varšuvą, turim į Krokuvą, važiuosim į Lenkiją, tai festivalį važiuosim. Labai fainai su savo kolegom, pabūsim, pavairvinsim, pakeliausim, paplėškausim. O jūs abidvi merginos namuose kaip šnekate? Daugiausia šneku lietuviškai, tik tais, kad nuvažiuoju pas senelį, su seneliai šneku žemaičiškai. O kaip gyvena seneliai? Seneliai gyvena ir Telšiuose, ir Gretimai. Tai grynai jau žemaičiai, o jūsų? Tai aš turiu giminių iš Telšių, bet aš nelabai su mama ragavuosi. Dainiau, jūs kaip su žemaičiu kalbą draugaujat? Gera. Namuose kaip šnekat? Žemaitiška. Žemaitiška.